Sveiki, mėlyjei. Negalvoju taip greitai daryti ir aš, ir dalintis, bet tiesiog jaučiu, kad reikia pasidalinti paskutinę savo patirtimi dabar, kaip sakant. Ne to, kad jau daugiau nieko gyvenime nebepatirsiu, bet ką patyriau paskutiniu laiku. Noriu pakalbėti apie tokią švento rašto vietą, kur yra kalbama Dievo žodis, kur sako, kad Kristus yra galva, o bažnyčia tai yra kūnas. Ir visi kiti mes esam kūno nariai. Tai noriu pasidalinti, kaip Dievas davė man supratimą per tai, kad man pradėjo skaudėti koją. Ir aš nežinojau, kas atsitiko, galvojau paprastas uždegimas. Ir kai jau skausmas buvo toks, jau vargino, labai vargino, aš tiesiog kreipiausi į daktarus. Man pasakė, kad yra plyšęs meniskas ir padarė operaciją. Pasakė, kad reikia daryti operaciją. Žinot, jums paprasta tikriausiai suprasti, gal kam ir nėra daryta tokia operacija, bet tai nesvarbu. Ar koja, ar ranka, ar akis, ar kas nors. Jeigu jums susilpnėjo rega, arba klausa, arba paprasčiausiai bet kokie negalavimai, bet kokio kūno dalies negalavimas, pradeda kentėti visas kūnas. Brangieji, ką aš noriu šito pasakyti dar, kad pasidalinti, kad mes esame priklausomi bažnyčiai, tai yra Kristaus bažnyčia. Ir taip, mes esame kūnas ir kiekvienas esam atskirai narys. Ir kaip tada mums pajusti pagal savo kūną, kas dedasi, kai, sakykime, bendruomenėje įvyksta, kokiam nors nariui kažkas, jis pradeda tiesiog sirgti. Gali būti šėtono atakas, varginimas, gali šiaip bet kas atsitikti negero. Ir tada ar jaučia kūnas likęs, kad kažkas yra negerai. Iš šono gali atrodyti, kad ir nejaučiame. Nes jeigu didesnė bendruomenė, atrodo, jeigu skauda koja, ar gali akis žinoti, kad skauda koja? Ar gali, pavyzdžiui, sakykime, akis jau jai susilpnėjo regėjimas, viena akis jau taip nebemato kaip kita akis, ir ta akis sako lūpoms: tu nekalbėk, niekam nesakyk, kad aš jau blogiau matau. Atrodo nesąmoningai. Atrodo, kaip taip gali būti. Ir kai skaitai šventame rašte, ten Paulius liktai sako, tai, atrodo truputį keista, bet jeigu tu išgyveni, jeigu tu laikai save bendruomenės nariu, taip kaip sako Dievo žodis, jeigu tu jautiesi, kad tu esi to viso kūno dalelė, ir kada kažkas darosi negerai, pradeda jausti visas kūnas. Ir dabar tokį pavyzdį. Man ta koja, kai skaudėti pradėjo, kai padarė operaciją, man buvo labai nepatogu. Man reikėjo pagalbos, man žmona nešė valgyti, aš negalėjau pirmomis dienomis iš viso vaikščioti, turėjau ramentų pagalbą vaikščioti. Laiptais iš viso ant užpakalio šliaužiau, kad į kambarį, iki tualetų ten eiti. Labai buvo bloga, tikrai nepatogu. Labai blogai buvo. Netgi nemiegojau naktimis, skaudėjo koją. Bijojau, kad nebūtų komplikacijų, kad nepradėtų rinktis ten vandenis, dar kažkas. Turėjau įvairiausių, kaip sakant, į reabilitaciją, viskas. Tikrai sunkumų daug. Bet žinot, man neatėjo mintis, kad man reikia nupjauti savo koją tą ir numesti šalin. Ir tada man viskas bus gerai.
kaip čia galima dabar susijęti su bendruomenė, su tuo Dievo žodžiu, ką sako, kad mes kūno nariai. Vat jeigu kažkas atsitinka su broliu ar seserimi, kaip mums už karto? Ar mums kartais nesinori paimti, vat kaip man tą koją, sakykime, nupjauti ir išmesti lauk? Aš gyvensiu geriau be kojas. Nes kūnas, taigi, jau skauda, ta koja kelia nepatogumų. Bet vat jos kažkaip norisi ją išgydyti. Tai, mėlyjeji, ką noriu pasidalinti, pasakyti, kad juk taip turi būti ir mūsų bažnyčioje, mūsų bendruomenėje. Mes neturime paimti, nupjauti koją ir išmesti. Arba ranką, arba pirštą, arba akį, ar ausį, nesvarbu. Ląstelės būna, aišku. Vat yra, sakykime, kaip aš esu vartojęs alkoholį. Ir esu girdėjęs, kad ląstelės tiesiog žūna ir jos, kaip sakant, numirusios ląstelės išeina su šlapimu kartu. Tiesiog išmetami iš kūno mirusios ląstelės. Brangieji, vat jeigu pradedi šitai pamastyti, pagalvoti, tai o kaip gali tai būti bažnyčioje? Sakykime, kodėl aš šitą sakau. Aš galvoju, kad ir suprantu, kad jeigu Kristus yra galva ir jis vadovauja visam organizmui, tai jeigu kokia ląstelė ir numirs, tai tiesiog Dievas kaip Jėzus, kaip galva, jis tiesiog kaip per tą šlapimą mirusi ląstelė išeina iš kūno ir kūnas atsinaujina ląstelės, gyvos, va šitaip organizmas funkcionuoja. Taip ir bendruomenėje ar bažnyčioje yra. Būna, kad miršta ląstelės ir būna tikrai, kad jos ir pasišalina. Bet, brangieji, ką galvoju, kad jeigu nesi tu Kristus, tai nereikia pjauti kojų žemyn ir ją išmesti. Organizmas turi dirbti visas, kaip Dievas sukūrė žmogaus kūną, juk jis idealus yra. Idealus. Žiūrėkite, pasiklausykite, aš esu pastebėjęs, kad žmonės, kurie yra, pavyzdžiui, apdovanoti mažiau protu. Nenoriu nesakysiu bepročiai, bet žmogus esat pastebėję tokių žmonių, kur neturi to intelekto aukšto, ar kaip čia pasakius, bet jie yra apdovanoti didelė jėga. Arba, sakykime, žmogus, jeigu susilpnėja regėjimas, jam klausa padidėja. Vat kodėl šitaip vyksta? Kai akis nusilpsta, arba iš viso nebemato, sakykime, kad toliau kūnas galėtų funkcionuoti, sustiprėja klausa. Arba, kaip minėjau, jeigu žmogus mažiau turi proto, kodėl pas jo fizinė jėga yra didesnė. Aš pagalvojau, besimelsdamas, viešpaties prašiau, kad padėtų man suvokti visas šitas tiesas, švento rašto vietas. Ir logiškai pagalvojus, jeigu mandresnis koks žmogus, gudresnis, apdovanotas protu ir jis netgi yra gudrus, sakykime, ir išmintingas. Ir jis pamatęs tokį, sutikęs žmogų, kuriam, to protelio, kaip sakant, trūksta, jis gali juo pasinaudoti. Jis tiesiog jį gali išnaudoti ir, sakykime, kažką bandyti atimti ar kažką tokio negero padaryti. Bet jis, kada mato, kada jam proto trūksta ir kad jis gali šitom pasinaudojęs kažkaip jį apsukti, apgauti, jis mato, kad jis yra fiziškai sudėtas, jis yra stiprus. Ir tu nežinai, kas tam, kuriam trūksta proto, šaus į tą galvą, atims jis ir primuš tave. Ir ką tu tada? Netgi nubausti jo nieks nenubaus. Nesakys, o ko tu lindai prie to, kuriam trūksta protelio. Va, brangieji, daug tokio visokio
tas gyvenimas toks, jis tikrai yra sudėtingas. Ir kada tau norisi vaikščioti su Jėzumi, kada šventoji dvasia tau vadovauja, tu negali būti abejingu. Kaip kūnas negali nereaguoti į tai, kad kažkur ten kažkas skauda. Neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Tik vieninteliu atveju, jeigu tu, tiesiog nelaikai savęs to kūno dalimi. Būni, galvoji, bet, tau neskauda. Šiaip, jeigu turi visa reakcija būti tokia adekvati. Tai, brangieji, tie, kurie suserga ir kartais nedrįsta ar nenori sakyti, kad jiems yra negera arba bloga, arba tiesiog nesupranta ir pradeda kažkas kūne darytis, tai vis tiek ta reakcija turi būti. Sukyla karštis, kada mes peršalame, kažkaip pas mūsų atsiranda svetimkūniai kokie tai, kurie sukelia mums karščiavimą. O ką tas karštis daro? Jis nori per tą karštį išsivaro tos bacilos. Bet tai yra paties jo viso kūno, viso organizmo. Tiesiog ta ląstelė, kuri ten kažkas pakliuvo, kas neturi priklausyti, sakykime, rakštis įsiduri, ji tiesiog išeina su pūliniu. Aišku, skauda, pūliuoja, bet ta rakštis tiesiog, pati išeina. Kūnas ją išmeta. Bet tai nėra, sakykime, akies ar kažkieno to paties kūno, Kristaus tai yra. Tai yra, kas valdo visą organizmą. Kas galva. Ir ką pastebėjau dar, irgi tokį, kad, pavyzdžiui, jeigu koja mano viena nori eiti į parduotuvę, o kita sako, aš nenoriu išvis vaikščioti. Tada kaip mano visas kūnas, jeigu koja nori viena kažko, o kita nenori, jeigu jos nesutarė, neklauso tiesiog galvos, proto, tai kaip tam kūnui funkcionuoti. Manau, kad jūs suprasite, apie ką aš dalinausi. Tai yra ir šeimoje, ir visur. Mes visi esam susėję. Pažiūrėkite, vyksta karas Rusijoje ir Ukrainoje. Taigi, mes lietuviai turėtume, kas čia ne pas mūsų, juk tas karas vyksta. Čia kažkur ten toli. O kodėl kiti bijo jau? Kodėl ginkluotis pradeda, o gal ir mūsų užpuls? Reakcija vyksta. Todėl, kad visa žmonija, visas pasaulis vis tiek yra susėjęs. Jeigu kažkur žemės drebėjimas toli ten įvyko, mes kartais galvojame, oi kaip gerai, kad ne pas mūsų įvyko. Bet šiandien ne pas mūsų, o rytoj jau gali žemė čia drebėti. Ir mes galime tai pajusti. Užtad visokie smerkimai, teisimai ar dar kažkas, nupjauti, išmesti. Dievo žodis sako, palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Ir taip toliau. Daug galėčiau švento rašto vietų. Užtad, brangiai, vėl pasikartosiu, Dievo žodis. Jis yra, noris pasakyti, nerealus, jis yra realus, gyvas. Jis nerandu žodžių. Iki pasimatymo, brangieji.